Vilniaus dailės akademijos studentės Aušrinės Augustinaitės sukurtas darbo stalas. Surenkamas darbo stalas. Darbo stalas pritaikytas kompaktiškai transportuoti. Jeigu išardysite, visa konstrukcija susideda į vieną 6 cm plokštumą. Sveiki, pavasaris jūs vilioja į gatves, o mes šilta ir jaukia kultūra. Tad jei ieškote ko nors daugiau, atverkite duris į kultūrą. O kokia jį bus šį kartą, netrukus pamatysite. Mergina ir saksofonas. Menas ir meilė. Politika ir menas. Grybai ir rezervuarai. Įvairi ir intriguojanti kultūra. Durys atsidaro. Gyvenime būna situacijų, kuomet tu tas, kurį mato aplinkiniai, nesutari su tuo, kas aplinkiniams nematoma, su savo siela. Kartais tai visiškai nesuderinami poliai, negalintys būti nei kartu, nei atskirai. Kartais tokios nematomos vidinės situacijos pasidaro matomos teatro scenoje. Lietuvos nacionalinėme dramos teatre premjera Sudaužytos širdies istorija. Scenoje moteris su ūsais. Aktorė Rasa Samuolytė vaidina vyrišką, šaltą ir racionalią rašytoją. Scenoje moteris raudona suknele. Aktorė Toma Vaškevičiūtė svajinga ir įsiblaškiusi rašytojo sielą, ištroškusi meilės. Lietuvos nacionalinio dramos teatro mažojoje salėje premjera spektaklis Broken Heart Story – Sudaužytos širdies istorija. Dramaturgija labai aiškiai, labai netgi, sakykime, naiviai, primityviai atskiria sielą nuo rašytojos. Ir tyrinėja, sakykime, arba bando papasakoti istoriją apie žmogų, kuris kuria ir kūrybos metu, proceso metu bando suprasti save. Suomių režisierė Sara Turunen kartu su lietuvių aktoriais Dainiumi Gavenoniu, Virginija Kuklyte, Migle Polikevičiūte, Pauliumi Tamole, Rimante Valiukaite režisuoja savo pačios parašytą scenarijų, kuris spektakliu Helsinkyje virto dar 2011-aisiais. Writing is like it's quite lonely, and that's why sometimes it's hard, and directing is of course being together with people, and that's why it gives like nice contrast to the writing. You know, I love doing both of them. Broken Heart Story angliškas paliktas spektaklio pavadinimas aliuzija į Amerikos popkultūrą ir iš ten perimtus stereotipinius įvaizdžius, iš kurių autorė juokiasi ir juos ironizuoja. Atsakymų į klausimus nepateikia, bet klausia dar daugiau. Ar įmanoma atsisakius savo sielos balso gyventi ir kurti? Šitoje pjesėje ir spektaklyje yra daug plakatiškų dalykų. Aišku, tai žvelgiama su ironija, kaip kas yra gerai, kas yra svajonės, kas yra gerai moteriai. Kas yra tikra kūryba, kas yra tikra meilė, kas yra netikras gyvenimas. Kas yra gražus namas, o kas yra ne. I think it's somehow like a mixture of plenty of different kind of stuff, like a Pretty Woman, but also Marcel Duchamp and Beethoven. Like I think they are all inside there, and I don't know, all the trash I have been seeing from the TV. Šiuolaikinės suomių režisierės ir dramaturgės Saros Turunen pjesės išverstos į 12 kalbų, statomos nuo pačios Suomijos iki Jungtinių Amerikos valstijų, nagrinėja moteriškumą, seksualumą, meną ir tapatybės paieškas, savitą, šiurkščią teatrinę kalbą. I think I'm interested in gender more than only man and woman. Like I think gender in general, like what is gender and where it comes. It's like a very interesting question for me, and I somehow, although I wouldn't like, but I somehow always end up like somehow speaking about it or doing something about it. Buvo įdomu pabūti tame, kaip ji visą tai mato. Bet tai yra labai daug jos pačios ir be abejo, kadangi yra moteris, tai žinoma, kad yra daug ko. Bet mes neskirstėm, ar ne? Nebuvo tokio... Neskirstėm, bet manau, kad vyrai vis tiek sakys, kad tai moteriškas spektaklis. Jo, tu manai? Aš manau, kad tai. Scenoje 2 moterys
su ūsais ir raudona suknele. Abiejas varžo aplinkinio pasaulio nuostatos ir neįveikiamas noras susijungti, kas ko gero įmanoma tik įkvėpimo metu. Ir premjeroje šiandien, gegužės 25 ir birželio 17 dienomis Vilniuje, o gegužės 2 Kauno nacionalinėme dramos teatre. Septintosios gervės kino kūrėjams šiemet bus išdalytos gegužės 2. Kieno rankose kiekviena jų nutūps, turėsite galimybę stebėti ir tiesiogiai per LRT televiziją. Tačiau šį kartą apie siekiančias jų kino kūrėjų rankas, kiek jų šiemet ir kaip jos atrinktos. Nors pažymos gervės Lietuvos padangėje pasirodo kovo pabaigoje balandžio pradžioje, Lietuvos kino padangėje jos pasitinkamos gegužę. Ir taip jau 7 kartą sidabrinėmis gervėmis apdovanojami geriausi per pastaruosius metus sukurti filmai ir jų kūrėjai. Šios gervės gal ir skiriasi nuo kitų gervių dviem aspektais. Pirmas dalykas tas, kad pirmą kartą gervių istorijoje atrankos komisija turėjo iš ko rinktis. Pasisekė ir tiems, kurie pretenduoja į titulą, ir atrankos komisijai, nes diskusija sukosi vis tiek ne apie vieną, ne apie 2 filmus, bet jau mažiausiai apie 5, kurie ir pakliuvo į nominantų gretas. Padidinus nominuojamų filmų ar kūrėjų skaičių į bene svarbiausia. Geriausio ilgametražio vaidybinio filmo nominaciją pretenduoja net 5 filmai – Lošėjas, Ekskursantė, Nesamasis laikas, Redirected už Lietuvą ir Santa. Man atrodo, buvo labai svarbu kalbėti apie dalykus, kurie svarbus ir įdomus šitai visuomeniai, kurie yra apie tam tikras problemas, kurios tvyro ore. Bet daryti tą atraktyviai, kad tai nebūtų tik tai kažkokios tai siauros grupelės pasitenkinimo momentas. Igno Jonyno juosta Lošėjas šiuose gervėse nominuota 10 kategorijų, tarp jų geriausio filmo, geriausio režisieriaus, geriausių aktorių. Įdomu tai, kad ir Lošėjas yra pirmasis filmas, ir Nesamasis laikas yra pirmasis filmas. Ir jie abu kaip debiutai ilgametražio filmo pelnė labai daug nominacijų, vienas 10, kitas 7. Tai filmas apie šiandieną, apie mus šiandien, apie tokius mus, kokie mes esam toj Lietuvoje, taip kaip aš būdamas jaunas, 10-metis gavęs nepriklausomybę, pradėjau keistis to kapitalistiniu pasauliu. Metų geriausio režisieriaus darbo apdovanojimą pretenduoja gauti Ignas Jonynas, Emilis Vėlyvis, Mykolas Vildžiūnas, Audrius Juzėnas. Filmas apie tai, kaip sugebėti mylėti, kaip sugebėti tikėti ir neprarasti vilties. Tik tai žiūrovas turi šitą teisę vadovautis vienu vieninteliu kriterijum. Jam tai patinka arba nepatinka. O vertintojas, kinotyrininkas turi matyti filmą kaip visumą. Galbūt būtent todėl metų scenarijaus kategorijoje nominuoti tik 2 pretendentai – Pranas Morkus už filmą Emigrantė bei Lošėjo tandemas Ignas Jonynas ir Kristupas Sabolius. Buvo labai įdomu, nes mes, man atrodo, rašydami šitą scenarijų abu keitėmės. Bent jau aš tai tikrai keičiausi, nes taip jau yra, kuo tu mažiau žinai, tuo tu labiau savim pasitiki. Tai man tai buvo kelionė link savo paties kritiškumo. Nors filmų jau yra smarkiai daugiau, bet komisija nerado 3 pretendento ir dėl to siūlo įvertinti tik 2 pretendentus į šį titulą. Taigi, man atrodo, sidabrinės gervės signalizuoja problemą, kokia yra akivaizdi lietuvių kine. Sidabrinį gervės kiaušinį šiemet pretenduoja gauti Ričardas Marcinkus, Austėja Urbaitė, Marija Kaftaradzė, Birutė Sodeikaitė. To personažo galutinis tikslas ir filme tai kiekvienas žiūrovas savo pasako, kas tas galutinis tikslas jam. Sidabrinės gervės ar nacionaliniai apdovanojimai, jų tikslas įvertinti tą kiną, kuris kuriamas šiandien ir pagerbti tuos, kurie jį kūrė smarkiai anksčiau. Todėl nominacija Auksinė gervė skiriama, kaip jūs žinote visi, už gyvenimo nuopelnus kinui, už nuopelnus kinui. Nuo auksinės gervės lizdo, kiaušinių iki likusių sidabrinių gervių, kurios gegužės 2 dieną tiesiogiai per LRT televiziją bus įteiktos už metų geriausią profesinės meistrystės darbą, montažo režisieriaus, geriausio dailininko, geriausio kompozitoriaus, geriausio operatoriaus.
O dabar įprasta pertraukėlė, nes reklama, bet po jos pabūkite kartu, nes dar matysite. Mergina ir saksofonas. Politika ir menas. Grybai ir rezervuarai. Įvairi ir intriguojanti kultūra. Durys atsidaro. Visi rubrikoje jaunas menininkas kalbinti kūrėjai dažniausiai verčia žavėtis, džiaugtis ir nustebti. Nes visi jie turi tai, ko galbūt neturėjo ankstesni, arba daro tai, kas dar nebuvo sugalvota. Arba, pavyzdžiui, groja instrumentu, kuriuo paprastai merginos Lietuvoje groja gana retai. Rusnė Mikiškaitė ir saksofonas. Šis duetas žavi, džiugina ir stebina. Ir ne tik Lietuvoje. Aš esu Rusnė Mikiškaitė. Aš esu muzikantė, groju saksofonu. Man 26 metai. Taip, aš dabar mokausi ne Lietuvoje, mokausi Utrechte, Olandijoje. Mokausi magistro programą, muzikos atlikėjų programą. Trakuose gimusios ir ten muzikos mokyklą pradėjusios lankyti Rusnės vaikystė buvo pilna muzikos, bet visai ne saksofono. 8 pradėjo groti pianinu, o tik būdama 11 taip pat dar visai jaunu instrumentu. Atsitiktiniu būdu manęs ten paklausė, o gal tu norėtum čia groti saksofonu, ir aš sakau, taip, norėčiau. Aš nežinau, iš tikrųjų, aš neprisimenu, kodėl aš norėjau groti saksofonu. Turbūt man kaip vaikui atrodė, kad čia labai cool groti saksofonu. Ir pūsti ten, ir man visi sakydavo, oi, kaip, aš buvau labai tokia maža mergaitė, smulki, ir visi man sakydavo, kaip tu čia gali tą saksofoną išpūsti, o kaip tu čia jį pasineši tokį didelį. O mano to sakymo kaip tik labiau norėsi dar groti ir pūsti ir dar daugiau. Ir... Manau, daugiau pasimatymų skiria savo instrumentai nei žmonėms turbūt. Dabar Rusnės pasimatymai dažniau koncertų metu, su ypač seniai matytais draugais, tik grįžus į Lietuvą. Mes draugai, mes iš tikrųjų grojom vienoj grupiai. Kažkadaise, kada mes grojom, kai man buvo 18, kokiai 17 metų. Tai Paulius buvo vokalistas, ten visai priekiai mikrofono, aš ten pačiau visai. Pendelis vadinasi, buvo futbolo palaikytojų grupė tokia, toks ska pankrokas. Prieš 3 metus Rusnė pakviesta į Europos saksofonininkų ansamblį turinti Europos ambasadoriaus vardą, burianti 12 jaunų saksofonininkų ir koncertuojanti po visą Europą. Šįkart sugrįžimų koncerte Rusnė pasirodo su olandų pianistu Tienu Vermeuilenu. Muzika vis tiek tai nėra tik darbas, arba tai nėra tik studijos, nes mes vis tiek daug grojam, visada mintis sukasi apie muzikavimą, jeigu kur nors važiuoji be savo instrumentų, jau kažkaip jau rankas niešti, kažkaip jau čia ne taip, norisi jau pagroti, jeigu nepagroji savaitę, jau irgi keista, jau kažkaip ne taip. Lietuvoje sako, va, nedažnai sutiksi merginą grojančią saksofoną, bet užsienį niekas taip nesako. Nes groja krūvos merginų saksofonais ir trombonais ir trimitais ir visko, ko galima, ir tai nėra kažkaip jau taip pat neįprasta. Šis tas neįprasto gali nutikti mažose koncertų salėse. Tik iš jų išėjus imi suprasti, kad su Rusne galėjai prasilenkti ir net pažinti kaip saksofonininkės, nes be saksofono jie atrodo įprastai, kaip ir kiti jauni menininkai, besidangstantys savo laimės šypsenas po koncertų Lietuvoje ar užsienyje. Man laimė yra, kai pagroju koncertą, aš dabar pagroju, tai labai laiminga jaučiuosi. Kai darai tą, kas tau patinka, kai tada tuo ir mėgaujasi, tai yra svarbiausia, man tai yra svarbiausia. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie šiuolaikinį meną, išsikeliame tikslą kaip nors sudominti laidos žiūrovą.
Padaryti taip, kad laidos žiūrovas pamatė siužetą apie šiuolaikinio meno centre vykstančią parodą paknopstom atsidurtų Vilniuje, Vokiečių gatvė 2, šiuolaikinio meno centre. Juk pamatyti televizoriaus ekrane toli gražu ne tas pats, kas pamatyti realybėje. Koks šiuolaikinis menas jums gali būti įdomus? Gal tas, kuris paslėptas už nepermatomos užuolaidos, kuri rekomenduoja neiti, jeigu jums dar nesukako pakankamai metų. Taip jūs pasitinka viduriniosios kartos menininko Dariaus Žiūros ekspozicija. Jis studijavo tapybą ir vėliau vis dėlto daugiausiai dirbo fotografijos ir videomeno srity. Visų pirma, jis turbūt yra portretistas. Ir anksčiau buvusios jo parodos tai irgi kaip ir parodo. Žiūrovams yra žinomi tokie darbai kaip Gustonių serija. SWIM arba Someone Who Isn't Me – kažkas kitas nei aš. Akronimas SWIM yra vienas iš įrankių, kuriuos interneto forumų dalyviai naudoja vengdami kalbėti apie nelegalius veiksmus pirmuoju asmeniu. Dariaus Žiūros ekspozicijoje auga nuodingieji psichotropiniai grybai ir eksponuojami moterų, kurios kasdieninėme darbe Vilniaus Stoties rajone slepia savo tikrąjį aš ir prisistato kaip kažkas kitas. Tikra tiesa, kad galima apie tai kalbėti atveju to žmogaus, kuris pardavinėja savo kūną kaip prekę, kiek jis iš tiesų yra atsakingas už savo veiksmus. Kiek jis vis dar yra aš, jeigu jis savo kūnų nedisponuoja, arba jeigu nedisponuoja savo sąmonę, arba kiek mes vis dėlto patys visi esame atsakingi už tai, ką darom. Jeigu jūsų nesudomina SWIM ekspozicija, gal sudomins vidinėme šiuolaikinio meno centro kiemelyje eksponuojami standartiniai rezervuarai. Jisai turi tam tikrą labai platų asociacijų lauką. Ir aišku, priklauso tai, kaip jį perskaito žiūrovas. Labai priklauso ir nuo jo paties nusiteikimo ir to, kam jis yra nusiteikęs atėjęs į parodą. Skulptorius Vladas Urbanavičius, daug ginčų apie šiuolaikinį meną sukėlusios Krantinės arkos autorius, buvo pakviestas sukurti skulptūrinį objektą. Ir štai, kaip sako pats autorius, apsunkę nuo ertmių tamsumo, standartiniai rezervuarai gali ir nieko neveikti, tiesiog stovėti. Pateikė eskizus, visų dėmesį patraukė būtent šitas projektas, nes tai buvo absoliučiai naujas, netikėtas sprendimas, nors menininkas sakė, kad į šituos objektus, būtent į rentinius, jis yra atkreipęs senai dėmesį. Jeigu ir standartiniai rezervuarai jūsų nesudomino, gal trečioji ekspozicija – Arūnas Gudaitis. Dalys ir gabalai. Skulptūros parodoje iš tikrųjų yra daug ir pati paroda yra skulptūriška, nors galbūt tai nėra akivaizdu iš pirmo žvilgsnio. Ir galima sakyti turbūt, kad šitoje parodoje jisai plėtoja tas pačias kūrybinės strategijas, kurias jisai plėtoja ankstesniuose kūriniuose. Jis iš esmės jungia skulptūrinę tradicinę ir konceptualus meno tradicijas. Kiekvienas kūrinys yra tik fragmentas to, kas juo yra sakoma. Tai tik dalis arba gabalas. Parodos kūriniai fragmentai yra atsieti nuo savo istorinių bei vaizdinių kontekstų. Jeigu matote Saulės laikrodį, juk tai ne šiaip sau laikrodis. Jis yra ar buvo kokios nors vietos dalis. Tačiau kai perkeliame objektą į kitą erdvę, belieka jį matyti kaip gabalą. Gabalą kažko didesnio, ką rekonstruojame mes, žiūrovai. Tarkim, akmuo atsiranda beveik kiekviename kūrinėje įvairiais pavydalais. Ar tai būtų marmuras, ar tai būtų kalnų krištolas, ar tai būtų kitas akmuo, ar tai būtų užuomina per antkapinių paminklų siluetus. Bet kartu medžiaga, akmuo yra tam tikra archetipinė medžiaga, iš kurios apskritai gali atsirasti kūrinys ir tai nebūtinai yra vien tik tai fizinė medžiaga. Jeigu ir ši ekspozicija nesudomino, nuvykite į Vilnių, Šiuolaikinio meno centrą. Apžiūrėkite ekspozicijas dar kartą, savomis akimis. Sakoma, kad pamatyti televizoriaus ekrane toli gražu ne tas pats, kas pamatyti realybėje. Kas yra laikas? Ar įmanoma jį sustabdyti? Ar įmanoma mums jame įsiprasminti? Koks yra pasaulis, kokį jį mato menininkai? Ciniškas, jautrus, prieštaringas ar vienodas? Kaip papasakoti apie tai, kas dabar vyksta? Kas yra NATO? Koks Rusijos vaidmuo šiuolaikinėme pasaulyje? Ką žinome ir suprantame apie mokslą? Tokie ir panašūs klausimai keliami Vilniuje, edukacijos ir parodų centre Rupert. Tai dviejų menininkų iš Rumunijos,
Balandžio 25-ąją atidaryta paroda. Contemporary art can be very hard to understand sometimes for normal people. Yeah. They are scary, they kind of... You call them normal people? Well, they are. We are not. Just look, what is this? What's this? It's crazy, no? Imagine like, we spent 20 years for doing this. Leah spent 20 years to do that research. This is... Du menininkai ir du tyrimai. Lija Peržovski ir jos žinių muziejus. Muziejus, kuriame menininkė nuo 1999 kaupia žinias. Tai lyg santrauka ar santraukos to, ką žmonija žino. Here I present a kit from my knowledge museum, a small collection because I have thousands of objects. And I start with the Earth Department. Žinoma, tai subjektyvūs vienos menininkės atrinkti ir surinkti faktai. Savo muziejų Lija Peržovski skirsto į departamentus temas. Žemė, kūnas, menas, kultūra, žinojimas, mokslas ir visata. Lijos muziejaus eksponatai – nuotraukos iš interneto ar pasaulio muziejų suvenyrų parduotuvių eksponatai, iliustruojantis vieną ar kitą žmonijos žinomą faktą. Tarkim, faktą iš Žemės istorijos apie Lietuvos įsikūrimą iliustruoja šis vytis iš suvenyrų parduotuvės. Actually, it's not the knowledge museum, because the knowledge museum is around us, it's huge. It's knowledge museum like a starting point. What we, like human beings, we need to know in order to be able to improve our life, change. Danas ir Lija Peržovskiai kartu dalyvauja parodose pristatydami atskirus, bet vienas kitą papildančius projektus. Jų darbai buvo rodomi solo parodų metu tokiose pasauliniu mastu rimtose institucijose kaip Tate Modern muziejus Londone ar Modernaus meno muziejus Niujorke. Taip pat keliose dešimtyje parodų ir projektų. Well, it's all set up for tourists now. You are presenting your town. We do the same with Bucharest. You try to have this past resolved. So you need the economy of today in order to see it. You need the cash. Danas Peržovskis tyrinėja įlaikinimą. Menininkas atsiverčia kasdienį šiandienos gyvenimą, politinės bei socialinės aktualijas ir pateikia savo santrauką, kurią pačiu paprasčiausiu būdu nupaišo ant sienos. Kaip teigia pats menininkas, Lija Peržovskis stato muziejų, o jis pats paišo aktualius grafičius ant muziejų sienų. Well, we both analyze the world, but with different means. So we both look at reality, but with a different response to it, right? Danas Peržovskis pateikia subjektyvę, savitą santrauką to, kas vyksta aplink. Tai gali būti vieta, kur menininkas apsistojo, arba kritika to, kas vyksta, arba to, kas nevyksta. Pastebėjimai, įžvalgos, kurios praplečia diskusijos lauką. There's no statue without the skaters, right? That's history, that's the present. Parodą galima apžiūrėti iki birželio 29 dienos. Apžiūrinėdami nepamirškite, kad apžiūrinėjate dviejų menininkų kultūringą kultūros tyrimą. Tad tokia ta kultūra, tai buvo paskutinė šio sezono laida. Artėjant vasarai kultūra persikelia į atviras erdves. Tad sugebėkite ją pamatyti, išgirsti, o gal ir nustebti. O mes pasimatysime rudenį. Tad likite laimingi ir be abejo kultūringi. Sudie.